Sveiki, šį kartą sugalvojom va tokį darbelį, kaip sakoma, senas lentynas prikelti antram gyvenimui. Turim jos mums čia dabar kaip nebereikalingas, statysim naujas vietoj šitų, o šitą sugalvojom tokį kaip eksperimentą padaryti. Padarysim prieškambario baldus, nusprendėm taip pat patobulinsim, pažiūrėsim, kas mums gausis. Laiko turim, anksti atsikėlėm nuo 6 ryto, tai vat, atsigėrėm kavo šį kartą ir pradėsim darbus. Tai vat, pirmas darbas, išardyti šitas lentynas, pasiemam, turim rankinį suktuką tokį va, rankinis suktukas vadinasi. Čia labai paprasta, išardymo darbai paprastai, rankinis suktukas labai greitai dirbasi, paprasta, atsuki, vieną atsuki, kitą atsuki. Čia šiaip geriausia, vat, baldam surinkinė tokie, su tokiom galvutėm, jie labai gerai. Ir tvirtai, ir gerai, ir su suktuku yra tokie galiukai. Rankinis suktukas, man populiariausias rankinis, tai tikras darbas vyksta su rankiniu suktuku. Tai vat, čia išardyti jau įsirdysim, nes visko nefilmuosim, kaip ardysim. Tai vat, čia apžiūrėsim, ten nugarėlę su plaktuku pakalat, nusiemat. O sekanti mūsų lentynos operacija bus, dėsimės į mašinėlę ir vešim į kaimą pjaustėt, kaip mums reikia pritaikyti. Tai vat, sekit mano video.